Šioje vaizdo konsultacijoje susipažinsime su teksto redaktoriaus Microsoft Word 2010 programos valdymo juosta. Vienas iš pagrindinių grafinės sąsajos elementų yra valdymo juosta, su keičiamaisiais valdymo įrankių skirtukais, pavaizduotais lango viršuje. Pele spragtelėjus skirtuką pavadinimą, atverčiamas specializuotų valdiklių rinkinys. Kiekvieną jų apžvelgime smulkiau. Skirtukas failas. Jame esantis įrankiai leidžia sukurti naują dokumentą, atverti, išsaugoti arba atspausdinti dokumentą, pakeisti programos savybių parinktis. Pasirenkame meniu Failas, punktą Naujas, paskui Tuščias dokumentas ir paspaudžiame mygtuką Kurti. Ekrane matome naujai sukurtą dokumentą. Norėdami išsaugoti dokumentą, pasirenkame meniu Failas, punktą Įrašyti arba paspaudžiame greito valdymo įrankių juostos mygtuką Įrašyti. Atsiveria langas Įrašyti kaip, kuriame pasirenkame failo išsaugojimo vietą, įvedame failo pavadinimą, paspaudžiame mygtuką Įrašyti. Programos savybių nuostatų įrankis Parinktys leidžia keisti Microsoft Word nuostatas. Kitas skirtukas – pagrindinis. Jo valdiklių paskirtis – rašyti ir formatuoti dokumentus. Įrankių rinkinys Mainų sritis – skirtas atlikti kopijavimo ir perkelimo veiksmus, o greta jo kampe esantis mygtukas atveria papildomas komandas, jų vykdymo sąlygų ar meniu nustatymus. Valdiklis šriftas leidžia keisti šrifto nustatymus. Įrašę pirmoji pamoka, lengvai pakeisime norimo teksto dydį, šriftą ir spalvą. Įrankių grupės – pastraipa, paskirtis, nustatyti pastraipos parametrus. Laukelis stiliai – užpildytas įrankiais skirtais pasirinkti teksto stilių. Paskutinis šio skirtuko įrankių komplektas – redagavimas. Jis leidžia lengviau susirasti reikiamą žodį arba objektą dokumente, keisti vienus teksto fragmentus kitais ir pasirinkti visą dokumentą arba jo dalį. Toliau eina skirtukas Įterpimas. Šio skirtuko įrankiais įterpiami ir tvarkomi objektai. Valdiklis Puslapiai leidžia panaudoti parengtus dokumentų maketus, įterpti tuščią lapą arba įterpti puslapių lūžį. Valdiklis Lentelės leidžia sukurti paprastas lenteles, įterpti lentelę iš skaičiuoklės Microsoft Excel arba pasinaudoti esamais lentelių maketais. Laukelis Iliustracijos leidžia įterpti iliustracijas iš failų, iš paveikslų galerijos, braižyti įvairius elementus, įterpti diagramas. Norint sukurti nuorodą į interneto tinklalapį ar į norimą programą, naudojamas blokelis Saitai. Įrankių rinkinys Tekstas leidžia įterpti teksto laukelį, Word ar teksto lauką, automatinius laukus, objektus,
Valdiklis simboliai leidžia įterpti simbolius iš simbolių lentelės. Puslapio maketas. Skirtuko paskirtis – parinkti dokumento puslapio savybes. Temos srityje esančios komandos skirtos parinkti puslapio temą ir efektus. Puslapio parametrai skydeliu nustatomos puslapio paraštės, padėtis ir dydis. Čia galima nustatyti puslapio stulpelių skaičių, įterpti puslapio stulpelių ir sekcijų lūžius. Puslapio fonas mygtukais kuriamas puslapio fonas, spalvos, nustatomos kraštinės. Valdikliu pastraipa galima nustatyti pastraipos įtraukas ir intervalus tarp pastraipų. Įrankių grupės tvarkymas paskirtis – tvarkyti teksto laukų, word art teksto laukų, braižymo figūrų ir kitų objektų išdėstymo tvarką, jų lygiavimą, grupavimą, pasukimą. Kito skirtuko paštas – valdymo įrankiai skirti rašyti ir tvarkyti laiškus. Naudojantis šiais valdymo įrankiais, galima tvarkyti laiškų gavėjų sąrašą. Skirtuko peržiūra įrankiai skirti tikrinti rašybą, nustatyti teksto kalbą, valdyti komentarus, sekti ir valdyti dokumento korekcijas, lyginti dokumentų dalis ir riboti prieigą prie dokumento. Skirtukas rodymas – skirtas valdyti dokumento rodymą. Valdiklis dokumento rodiniai leidžia nustatyti dokumento rodymo būdą. Rodinys spausdinimo maketas atitinka spausdinto dokumento vaizdą. Jeigu jungsime liniuotės rodymą, galėsime įvertinti lapo dydį, atstumų nuo kraštų dydį, bendrą puslapio vaizdą. Paprastai tekstui įvesti formatuoti naudojamas būtent šis rodinys. Rodinys skaitymas visame ekrane skirtas dokumento skaitymui. Jame galime pasirinkti papildomus patogius skaityti režimus. Nustačius skaitymo rodinį, dokumento koregavimas negalimas. Rodinys žinetinklinio maketas parodo, kaip atrodys dokumentas interneto naršyklėje. Rodinys struktūra rodo dokumento struktūrą, jo skyrius ir poskyrius. Rodinys juodraštis parodo dokumento tekstą be piešinių ir grafinių objektų. Valdikliu rodymas galima įjungti arba išjungti liniuotę, tinklelį arba naršymo sritį. Naršymo sritis naudojama dokumento elementų paieškai, keitimui, paieškos rezultato rodymui ir valdymui. Norėdami pakeisti rodomą teksto mastelį, naudojame valdiklio mastelis įrankius. Patogu naudotis rodinių ir mastelio įrankiais tiesiogiai statuso eilutėje. Čia galima greitai persijungti reikiamą rodinį, o naudojantis linkties juostą parinkti tinkamą mastelį. Valdiklis langas leidžia perskirti dokumentą, pereiti prie kito atverto dokumento, nustatyti langų išdėstymo tvarką. Valdiklis makro komanda leidžia įrašyti makro komandas,
jas peržiūrėti, koreguoti. Šį dokumentą galime išsaugoti pasinaudoję Failas, įrašyti kaip komanda. Atsiveria langas, kuriame pasirenkame failo išsaugomą vietą. Įvedame failo pavadinimą, jeigu reikia, pakeičiame failo tipą ir paspaudžiame mygtuką Išsaugoti. Norėdami uždaryti dokumentą, pasirenkame meniu Failas, punktą Uždaryti arba tiesiog paspaudžiame kryžiuką. Jeigu dokumento pakeitimai nebuvo išsaugoti, ekrane pasirodys paklausimas, ar mes norime išsaugoti dokumentą. Pasirenkame Taip. Taigi, susipažinę su Microsoft Word grafinės sąsajos įrankiais, galime sėkmingai parengti įvairaus pobūdžio dokumentus.